Rugsėjo 21 Zelenskis Vašingtone. Rugsėjo 22 JAV patvirtina atakams Ukrainai. Atakams yra Lockheed Martin sukurta tikslaus valdymo raketų sistema. Paleidžiama iš mobilių platformų, tokių kaip M270 ar HIMARS. Ji naudoja GPS navigaciją tiksliam taikinio sekimui. Artėdama prie taikinio raketa geba koreguoti savo trajektoriją. Raketos turi įvairių tipų kovinės galvutes, kuriamis galima tiksliai smogti į svarbius taikinius, taip sumažinant šalutinę žalą. Pagrindinis atakams išskirtinumas yra efektyvumo nuotolis, kuris suteiks Ukrainai galimybę smogti į taikinius esančius toliau iš įprastų artilerijos pasiekiamumo ribų. Ukrainos turima artilerija šiuo metu gali pasiekti taikinius už maždaug 80 km, atakams už 300 km. Ukraina jau seniau yra įvardijusi HIMARS sistemą kaip game changerį, o atakams dar labiau padidins sistemos efektyvumą.